Tai depresija yra labai populiari liga. Tiesiog šio amžiaus kaip maras, kaip kažkas tokio ypatingo, su kuo mes susidurėm, turbūt kiekvienas. Pagal įvairias statistikas manoma, kad apie 20% žmonių serga depresija. Labai dažnai žmonės kiti, kurie gal netiek susidūrė, mano, kad depresija tai šiaip tinginių išsigalvojimas, reikia tik suimti save į rankas ir viskas bus gerai. Iš tiesų taip nėra. Depresija tai yra liga, kuri pasireiškia tam tikrais simptomais ir juos mums reikėtų žinoti. Visų pirma, tai yra prislėgta, niūri nuotaika ir energijos stygius. Kai niekas neteikia malonumo, kai kažkokie dalykai, kurie seniau atrodė malonus, džiaugsmą nešantis, dabar atrodo nevertingi ir bereikšmiai. Tai būtų tokie du pagrindiniai simptomai. Tačiau šalia jų beveik visada eina ir miego sutrikimai. Tai reikėtų labai atkreipti dėmesį, nes jei žmogus nemiega ilgiau kaip kelias paras, iš tikrųjų išsibalansuoja jo nuotaika ir organizmo gyvybinės funkcijos. Eina mitybos sutrikimai, dažniausiai žmogus praranda apetitą, bet gali būti ir taip, kad jisai nuolat nori valgyti ir tokiu būdu malšina savo nerimą. Depresijos požymis būtų nenoras nieko veikti, beprasmybė, nematymas, kad ateityje gali būti kažkas gero ir kaip kraštutinis atvejis tai yra mintis apie savižudybę ir ketinimas nusižudyti. Jeigu jums ar jūsų artimiesiems taip būna, tas energijos stygius, tos mintis tokios labai niūrios, jeigu nemiegate, nevalgote, dingęs lytinis potraukis ir tai trunka 2 savaitės arba ilgiau, iš tiesų jau reikėtų kreiptis pagalbos į profesionalus. Tai yra galbūt pirmiausiai šeimos gydytoją, gal iš karto į psichologą, į psichoterapeutą, galbūt net į psichiatrą, tam, kad laiku būtų paskirtas gydymas. Jeigu depresija yra negydoma, jinai iš tikrųjų gali peraugti iš lengvos į vidutinę, vėliau į sunkią. Ir iš tikrųjų tai gali ypatingai sutrikdyti ir gyvenimą, ir santykius su aplinkiniais. Labai dažnai žmonės tokioje būsenoje meta darbą, išeina iš namų, išsiskiria, padaro kažkokius neapgalvotus sprendimus, iššvaisto pinigus. Ir iš tiesų, jeigu to negydyti, tai ne tik kenčia gyvenimo kokybė jūsų ar jūsų artimųjų, bet tai gali būti ir kažkokie ypatingai sunkus padariniai visom prasmėm. Dėl to gydytis reikėtų. Tai depresija gydoma iš esmės 2 tokiais pagrindiniais būdais, jeigu galima tai pavadinti. Tai būtų psichoterapija ir medikamentinis gydymas. Šalia jų yra ir kitų, kaip šviesos terapija, elektros impulsų terapija, gydymas nemiga, kai žmogui neleidžiama miegoti. Ir kažkokiais įvairiais tokiais fiziniais pratimais ar relaksacijom ar dar kažkuo, bet iš esmės išlieka 2 tokie pagrindiniai. Gydymas psichoterapija gali būti individualus ir gali būti grupiniai susitikimai, kai žmonės susitinka ir bando aptarti ir paremti vienas kitą ir palaikyti jų tokioj būsenai. O gydymas individualiai tai yra bandymas kalbėtis, kas vyksta su jūsų gyvenimu dabar. Ir kaip jau minėjau, kai žmogų užklumpa depresija, dažnai jam nieko nesinori, jis nieko netiki, jis mano, kad nieko negali pakeisti, tai kalbantis su psichologu ar su psichoterapeutu, iš tiesų ir bandom aiškintis, tai kas vyksta, tai kas atsitiko, nes depresijos priežastys jos irgi gali būti įvairios. Gali būti depresija, tarkim, kai netenkam artimo žmogaus ir iš tikrųjų labai liūdim, gedim, sielvartaujam ir tai yra visiškai natūrali būsena, kuri gali tęstis gana ilgai, bet jai vaistų nereikia. Mes turime gedėti, verkti, kalbėti, prisiminti, pykti, tai yra išsakyti tuos jausmus ir dažnai psichoterapeuto kabinetas yra ta vieta, kur mes galime tą padaryti. Yra depresijos, kai kyla dėl įvairių, tarkim, hormoninių pakitimų. Labai pavojinga po gimdymo depresija. Depresija gali užklupti moterį menopauzės metu, kai keičiasi hormonų pusiausvyra. Labai dažnai depresijos lydi tokias neurologinės ligas kaip Parkinsono liga, ten išsėtinė sklerozė.
Ir tada vien tik tai pokalbio gali neužtekti, reikia ir vaistų. Ir dėl to, vėlgi sakyčiau, nereikėtų tų vaistų bijoti, kas dažnai žmonėm kelia tokį nerimą, kad aš galiu prie jų priprasti. Aš mėgstu tokį palyginimą. Jeigu jūs susilaužote koją, jums ją sugipsuos ir paskui kurį laiką vaikščiosit su ramentais. Vaistai gali atlikti tų ramentų funkciją. Tada, kai jūs pasijusite geriau, jūs ramentų galėsite atsisakyti ir galbūt užteks vėl vien tik tai psichoterapijos. Bet tas gydymas dažnai turi būti kompleksiškas, eiti kartu tam, kad jūs nepadarytumėt kažkokių lemtingų tiesiog sprendimų savo gyvenime, tai yra, kad neatsisakytumėt savo gyvenimą. Ir apie tai mes irgi kalbamės terapijos metu. Vėlgi, jeigu žmogus laiku gauna gydymą, jisai turi žinoti dar vieną dalyką, kad neturėtų jo nutraukti, jeigu jam kažkiek pagerėja. Ypatingai tai pabrėžia psichiatrai, kai kalba apie vaistų vartojimą. Kai gydoma depresija, kuri yra gydoma liga ir kažkaip norėtųsi tą pabrėžti, reikėtų vis dėlto nepaskubėti džiaugtis, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, kai jau kažkiek pagerėja. Tikslas yra suprasti save, išgyventi kažkokias krizes, tam, kad ateityje, kai ateis kažkokios naujos krizės, kurių mes neišvengsim jokių būdų, kad mes būtume stipresni, geriau pažintume save ir jau žinotume, ką galime daryti ir pakeisti, kai mus užklumpa kažkokios negandos, kad ir depresijos pavidalu.